Pasiruošusi? Dar sekundėlę. Stovėsim pačiame minios gale. Nestovėsim, dar Marios laiko. Taigi, mylėjai, nepamirškite, kad šiandien mūsų visų laukia pačios tikriausios pasaulinio lygio mega žvaigždės pasirodymas. Kas čia? Ai, nieko baisaus, paukštis į stiklą atsitrenkė. Jau nuskrido. Blogas ženklas, nesiseks. Vaik, netikėk tu tais bobučių paistalais. Tu dar ką nors lauki? Aš pažiūrėsiu, kas ten. Čia jum. Kas čia? Čia... nežinau. Parodė. Gal tėčiai nuo kokių verslo partnerių? Pasirašyti niekur nereikėjo? Ne. Adresas su klaidom užrašytas, pašto ženklai kažkokie nematyti, o jau kvapas ir dar koks sunkus. Tai atplėšim ir viskas bus aišku. Gal geriau ne. O jeigu čia kas nors pavojingo? Pavyzdžiui. Na nežinau, sprogmuo. Eik tu. Einu, kviesti pagalbos. Labadiena, 112. Labadiena. Norėčiau pranešti apie įtartiną siuntinį. Jūsų vardas pavardė? Milda Rimšaitė. Adresas, kuriuo gavote siuntinį? Rudaminos 1152 Vilnius. Kaip siuntinys pateko jūsų namus? Atnešė. Kas atnešė? Kas atnešė? Ką žinau, kažkoks bernas padavė ir dingo, neprisistatė. Neprisistatė. Jokių būdų nelieskite, nevartykite ir nebandykite atplėšti siuntinio. Palikite jį, kur esate ir tučtuojau evakuokitės. Taip pat perspėkite ir kaimynus, kad apleistų pastatą. Pagalba pas jūs jau važiuoja. Būtinai sulaukite mūsų pareigūnų lauke, saugioje vietoje. Aišku, ačiū. Atsiprašom, kad sutrukdėm. Čia tikriausiai vaikai kokie nors pajuokauti su mane. Tikrai neatsiprašinėkite. Viską labai gerai padarėte. Geriau apsidrausti, negu paskui gailėtis. Į kiekvieną įtartiną siuntinį reikia žiūrėti itin atsargiai. Jei ant voko matyti riebalų dėmių ar pirštų ant spaudų, jei adresas užrašytas su klaidomis, jei įpakavimo popieriaus akivaizdžiai per daug, o ypač jeigu įpakavimas įplyšęs ir iš jo kyšo kokie nors laidai ar matyti plona folija. Jei nėra antspaudo, nurodančio iš kur išsiųstas paketas, jei pakete netolygiai pasiskirstė svoris, jeigu jis įtartinai sunkus, arba skleidžia stiprų tepalų, benzino ar chemikalų kvapą, jokių būdų negalima tokio siuntinio atplėšti, jo netgi negalima liesti. Reikia kuo greičiau skambinti pagalbos telefonu 112. Tik specialiai parengti pareigūnai gali tokį paketą ištirti ir jei reikia, nukenksminti. Bet koks tikslas siuntinėti žmonėms tokius siuntinius? Pagrindinis teroristų tikslas – sukelti paniką, baimę ir nesaugumo jausmą. Teroristai siekia sudaryti įspūdį, kad žmonės negali ramiai jaustis niekur, nei gatvėje, nei namuose. Netgi šis incidentas, kuris įvyko jūsų namuose, jeigu nebūtų taip laimingai pasibaigęs, galėjo sukelti nemažai panikos tarp miesto gyventojų. Apie šį įvykį būtinai informuosime žiniasklaidą, kad visi žmonės žinotų, kaip reikia elgtis panašiais atvejais. Ačiū, kad taip greitai atvažiavote. Nėra už ką, mūsų darbas toks. Ačiū Jums, kad taip pavyzdingai sureagavote į įvykį. Gero Jums vakaro. Einate pažiūrėti tą užsienio žvaigždę, dėl kurios čia dabar visi iš proto kraustosi. Mano dukra irgi eina. Būkite atsargus. Nestovėkite arti scenos, nes kilus gaisrui, riaušėms ar muštynėms iš tokios vietos būtų nelengva pasitraukti. Nestovėkite ir per arti policininkų ar apsaugos darbuotojų, nes dažnai agresyviai nusiteikę asmenys savo agresiją nukreipia į specialiųjų tarnybų pareigūnus. Na ir žinoma, laikykitės kuo toliau neblaivių ar apsvaigusių žmonių. Jų elgesys ekstremalių įvykių metu neprognozuojamas. Ačiū už patarimus.
O aukštakulnių geriau nevėti. Taip pat nerišėkit nieko ant kaklo ir išsiimkite iš kišenio aštrius daiktus. Na, sėkmės. Ačiū. Na ką, bėgu persiauti batų ir į koncertą. Turi grinųjų? Ne, taigi liepiai visus daiktus iš kišenių išsiimti. Visus aštrius daiktus. O jei gerti užsimanysime? Ar valgyti? Stadione jų kortelėmis neatsiskaitysime. Kad aš ir kortelės nepasiėmiau. Aš irgi. Žinai, užbėgam dar greitai į banką, aš turiu asmens dokumentą, pasiimsiu šiek tiek grinųjų. Milda! Va čia, netolies, ilgai tikrai neužtruksim. Pamatai? Sakiau, čia greitai. Visi ant žemės! Ant žemės visi! Ant žemės pasakiau! Kad matyčiau rankas! Darykim, ką jis sako, nepanikuokim ir nenuleiskim nuo jo akių. Pinigus ant stalo! Visus! Daugiau neturiu. Reikia eiti į saugyklą. Tai einam! Policija, ant žemės! Mes ginklą! Ačiū, kad nusintėte žinutę draugui. Jis mums iškart paskambino. Svarbiausia nepamesti galvos. Teisingai. Šį kartą pasitaikė avantiūristas, bet ir tokie pavojingi. Niekada nežinai, kam kulką į galvą sugalvos paleisti. Bet galėjo būti ir rimta, organizuota nusikaltėlių gauja. Tada vienintelis įkaitų tikslas yra išgyventi. Svarbiausia – nevaidinti didvyrių, susitaikyti su situacija ir kantriai laukti. Pavojingiausios yra pirmosios 15:45 minutės, todėl tuo metu ypač svarbu vykdyti visus užgrobėjų nurodymus. Kuo daugiau laiko išbūsite su užgrobėjais, tuo mažesnė tikimybė, kad užgrobėjai jūs sužalos. Baimė, žinoma, natūrali reakcija. Bet reikia žūtbūt pasistengti nusiraminti, būti ramiai, giliai įkvėpti ir įvertinti padėtį. Kalbėti be reikalo nepatartina, bet jei situacija priverčia, reikia visada išlikti draugiškiems ir sąžiningiems. Jei užgrobimas užsitęsia, reikia pabandyti pailsėti, atsisėsti, gal netgi numigti. Jeigu gaunate pasiūlymą pavalgyti, neatsisakykite. Maistas suteiks jums jėgų, o maisto atsisakymas tik sukels nereikalingą konfliktą. Jokių būdų negalima daryti užgrobėjams jokių pastabų ar ką nors siūlyti, jeigu jūsų patarimai neduos norimų rezultatų. Užgrobėjai pamanys, kad jūs specialiai blogai patarėte ir jūsų gyvybė atsidurs pavojuje. Taip pat negalima maldauti, teisintis ar verkti. Geriau pasistengkite su užgrobėjais palaikyti gerus santykius. Pakalbėkite su jais apie šeimą, vaikus. Į užgrobėjus geriausia nespoksoti, bet akių kontaktą palaikyti verta. Nusikaltėliai mažiau linkę žudyti asmenį, kuris į juos žiūri. Negalima užgrobėjams atsukti nugaros. Taip pat nepatartina bandyti bėgti, na nebent atsiranda užtikrinta proga. Jei kuriam nors iš įkaitų prireikia medicininės pagalbos, iškart būtina atkreipti į tai užpuolikų dėmesį. Patiems teikti pagalbą galima tik užgrobėjams leidus. Jeigu girdite, kad tuoj prasidės išlaisvinimo operacija, kieme sujudimas, triukšmas, sunerime patys užgrobėjai, geriausia susirasti saugią vietą nuo šaliau durų ir langų, atsigulti, rankomis užsidengti galvą ir ramiai gulėti. Net ir patalpas užėmus aro pareigūnams, draudžiama atsistoti ir judėti jų link. Lengvai galite būti patys palaikyti nusikaltėliais. Tad išlaisvinimo operacijos metu nejudėkite, kol negausite leidimo iš aro pareigūnų. O šitam užpuolikui kas bus? Kol kas keliausi į areštinę, o paskui tyrimas parodys. Mes dar ko nors galime padėti? Ne, ačiū. Keliaukit. Lekiam, dar turėtume spėti. O pinigai? Oho, geras. Matei? Varom pažiūrėti iš arčiau. Einam, nestojim, čia pavojinga.
nebuvo. Kažkas iš šiukšlių dėžę padėjo sprogmenį. Siaubas. Ar yra nukentėjusių? 2 smalsuoliai, kurie norėjo iš arčiau pasižiūrėti. Negalima artintis prie sprogimo vietos, kol ten atvažiavo aro pareigūnai. Patikrinti, ar nėra daugiau sprogmenų. Nugriaudėjus sprogimui, reikia kristi ant žemės ir prisidengti rankomis galvą. Jei yra galimybė, reikia pasinaudoti priedangą. Jie gali tapti arčiausiai esantys pastatai, grioviai, daubos, medžiai ar net šaligatvio kraštas. Priedangą palikti per anksti pavojinga. Kai kurios skeveldros išsilaksto kaip bumerangai ir nukrenta netoli sprogimo vietos tik po keliolika sekundžių. Taip pat gali sprogti ir antriniai sprogstamieji užtaisai. Įsitikinus, kad skeveldros daugiau nekrenta, būtina nedelsant pasitraukti saugiu atstumu. Jei yra sužeistųjų, reikia padėti jiems evakuotis į saugią vietą ir suteikti pirmąją pagalbą. Jei sprogimas įvyko pastate, reikia naudotis avariniais išėjimais, jokių būdų ne liftais. Renkantis saugią vietą pastate, būtina atkreipti dėmesį į pažeistas pastatų konstrukcijas. Ačiū už informaciją. Prašau, būkite atsargus. Greičiau, ko ten krapštatės. Paspaudžiam juos. Nespauskite! Neik prieš minį. Nesikabink jokius daiktus, rankas laikyk sulenktas prie krūtinės, bus lengviau kvėpuoti. Siaubas, vos nesudraiškė. Galėjo būti žymiai blogiau. Pavyzdžiui, per kalėdinę šventę kažkur JAV vienas vaikas sugalvojo pajuokauti ir sušuko gaisras. Kilo tokia panika, kad žuvo 83 žmonės. Vienas stambus ir stiprus vyriškis bandė sulaikyti prie išėjimo vaikus, bet vaikai jį mirtinai sutriko. Įsivaizduoji, ką gali panika. Iš kur tu tokius dalykus žinai? Skaičiau internete, ten ir filmuotos medžiagos yra. Svarbiausia nepargriūti ir nepasiduoti panikai. Einam prie kito įėjimo. Matu, kaip aš tau esu dėkinga už šitą dovaną. Bet dar liko vienas nebaigtas reikalas. Koks? Plakatas. Matai, teik. Kaip manai, kas čia? Gal daiktai kieno nors, gal kas nors pamiršo. Tokią dėžę taip jau ėmė ir pamiršo. Man čia žino kažkas įtartino. Taip pasakom, apsaugai. Ačiū, kad pakvietėte. Niekada negali žinot, kokie pavojai tokiuose radiniuose gali slypėti. Dažnai žmonės nesiryžta pranešti policijai apie rastus įtartinus daiktus, nes nėra įsitikinę, ar rastas daiktas yra sprogmuo ir bijo būti apkaltinti melagingų pranešimų. Aš tokiais atvejais visada sakau, jūs nesate specialistai, todėl negalite ir neprivalote tiksliai nustatyti, ar įtartinas daiktas yra sprogstamas. Baudžiami tik tie asmenys, kurie iš anksto žino, kad įtartinas daiktas nėra sprogmuo, bet vedami chuliganiškų paskatų melagingai praneša policijai apie atseit rastus sprogmenis. Svarbiausia taisyklė radus įtartiną daiktą – jo neliesti. Kol nepaliesite sprogmens, jis greičiausiai nesprogs. Tad reikia tiesiog pasitraukti nuo įtartino daikto saugiu atstumu. Yra toks posakis – jei tu matai bombą, vadinasi bomba mato tave. Tai reiškia, kad reikia pasitraukti kuo toliau nuo įtartino radinio ir slėptis už patvarios konstrukcijos, geriausia pastato. Labai svarbu, kad virš galvos nebūtų jokių langų, nes įvykus sprogimui dūžtančių langų šukės gali sužeisti. Tada, aišku, apie įtartiną daiktą reikia pranešti policijai. Kol atvyks policija, reikia stengtis, kad į pavojingą teritoriją nepatektų kiti žmonės, o teritorijoje jau esantis pasitrauktų saugiu atstumu. Vienam žmogui tai atlikti, žinoma, sunku, todėl reikia prašyti kitų asmenų pagalbos. Aro pareigūnų būtinai reikia sulaukti, nes tik apie įtartiną daiktą pranešęs žmogus gali tiksliai nurodyti to daikto buvimo vietą ir tą daiktą apibūdinti. Gerai, kad šita dėžė buvo nepavojinga. Taip, gerai, kad šįkart pavojaus nebuvo. Tai mes keliausime. Sėkmės.